Sveiki, aš Trojus Maklūras. Tikriausiai prisiminate mane iš tokių filmų kaip šlanginių dujų problema, audiokupo variklių restauracija, kokių nors ten salemblokų išpresavimai, taip toliau ir panašiai. Šiandien jums parodysiu, kaip reikėtų pasikeisti taškinių dujų filtrą, katras stovi šitoj vietoj prie reduktoriaus, tiksliau pačiam reduktoriui. Pasiėmam, šiuo atveju pas manęs yra 5 šešiakampis. Atsisuks matojau. Tik neprileiskite kelnes, nes kai biški daugiau atsuksit, gali bezalai pridėti varvėti. Dėl to nereikėtų panikuoti visiškai. Blečiuts ir prižėlės jo drėlį pienį. Suksuk varžtelį su kiekvienu pusiu. Pažiūrėk, kad srėgis tau neprasisuktų. O, jau šnypšč. Biški šnypšč. Šis į kažko nedaug te šnypšč, nebent dar tu jau atkels. Nes vidui mandžiats stov. Ne. Viskas labai pigiai šį apsisukom. Tikriausiai. Gal dar ir ne. Jaučiu, kad šaustu jau. Nes kelia dangtį viršų. Arba spiruoklę. Arba kas čia žino, kas čia dar gali būti. Bėga, bazdalai. O, jo, drėni, pieni. Kad mane kur per kūnas. Taip, blėt, gali insultą gauti. Ar šiaip kokią nors ligą. Tai va. Kai šits dalyks biški užsikiš, ar šiaip kas nors anam atsitinka, pradeda puliuoti bezdalai. Pradeda mėtyti ant benzo, duodant anglių, nes jeigu dujos gerai nebeprabėg per aną, ant galvoju musė, kad spaudim nebėr, reik duoti ant benziną. Kreiperis. O šitaip atrodo tas mėšlo krūva. Kažkur turėjau naują. O šitai naus ir kainavo 2 litai 30 centų. Patep. Išsikrapštom lauk. Pasižiūrim, kas čia ir viduj. Viduj yra nieko čia baisaus nėra. Viskas normaliai. Dedasi ant svataifą. Skylė į apačią. Šmurkšt. Purkšt. Paimam šitų daiktų. Šičia paimam šmurkšt. Varžtelius invėtų. Tyliai ramiai. Šalta šiandien pašims pypkių. Galėtų būti šilčiau. O taip. Biški dabar dar priveršma. Čia taip jau be skaičiaus. Nesukit, čia tie varžteliai tokie ir kaip visas plauks. Tai va, toj prisuksiu, parodysiu, kaip reikia užkurti be benzino dują. Va taip, štai užsikur taškinės dujas. Iš karto ant dujų. Nejungus degimo, nes nepasukus raktelį, va, paspaudžiam šitą knopkę laikom prispaudę. Pasukam degimą.
ir iš karto ant dujų užsikur. Aišku, variklis turbūt šiltas. Pas man šiuo atveju bišk pašildžiau iki va tiek. Na, čia benzina. Plūdė dar neveik. Nu va, štai. Važiuoja ant bezdalų. Nereik benziną degint, kol iš kiemo išvažiuosit, aš šiaip kur nors. Tai va, šalts, aišku. Geriau ne šalts irgi užsivet, bet dreb vis variklis. Geriau nekurt šaltą. Da sugės kas nors dar ką. Taip, tai eint kaip čekštais. Tai va, kaip ir paprastai keičias tas mažas dalyks, kad rastau reduktoriui. Iki sėkmės, dujininkai.